O žmogus atšventęs 50-metį, kaip žiūri į šį pasaulį. Tai dar daugiau galimybių, nes tu ne tik idėjom esi jau pasiruošus, bet ir finansiškai gali savo daugiau galimybių suteikti. Renata, viską, ko dabar didžiuojate, sukūrėte viena pati, taip? Taip. Buvo irgi grožio verslas ir yra. Jo, ir jisai išsiplėtė 10 metų jau vienam grožio salonui, 3 metai kitam grožio salonui. Ir dabar aš kuriu plaukų priežiūros kosmetikos liniją savo. Tai va dabar esu kaip tik kūrybos procese ir jau netrukus turėtų ir taip pasipildyti. Ir aš šopo dar turiu. Žodžiu, verslai klesti, prieš 6 metus sakėt, kad atsistatydinat iš bikini fitness. Taip. Ar dar žadate grįžti? Nebežadu, nes vat reikėjo pasirinkti jau prioritetų susidėlioti, laiko nebėra viskam, ką norėčiau daryti. Visos mūsų herojės sako, kad dabar pats geriausias jų gyvenimo etapas. Tačiau vienas svajones keičia kitas. Apetitas auga bevalgant, apie tai pareklamus. Žiūrėkite Salankatą.